Štai šiukšlė su bumperiais, liko tik tai padangas užsidėti. Šitie sparnai ko gero bus per maži šitom padangom, bet tos padangos turi nagus ir sutvarkys sparnus taip, kaip joms reikia. Galinis bumperis, nežinau, kol kas uždėjau, bet turbūt jisai nuskris labai greitai, nes taip jau būna trasai su galiniais bumperiais. Čia tas sparnai tai iš nieko padaryti. Po kapotu turim po kapotu viską vietoj. Lieka dėti kompiuterį ir bandyti kurt. Reikia dar liktai kurį laidą. Kažkurį va šitą laidą reikia čia va prisijungti dar. O, tai palaukit, žiūrėkit, jisai čia tinka. O tai kaip pažiūrėjau, kad jis netinka. Ar čia ne tas laidas, nesuprantu. Geras. Tai gal tinka jisai visgi čia? Nežinau, šitas kaupimas ir neišmetimas daiktų panaudotų, nežinau. Sakydavau, kad nieko gero, bet pavyzdžiui, seno filtro krautuvo neišmečiau, va. Ir pažiūrėkit, kaip jisai čia, kaip buvęs. Taip idealiai viskas, nieko nereikėjo pjauti, tiesiog čink užsidėjo, susisuko viskas, va. Va, gatavs. Per daug oro neturėtų būti. Matot mėnulį? Mėnulį tai matot. Bet kaip GoPro akla yra. Aklas daiktas iš vis, pažiūrėkit, koks mėnulis. Ta prasme, tai vat yra realiai plika akim matomas vaizdas. Tik GoPro to nemato, o MyPhone'as mato. Eik tu savo, nerealu. Kažkas tai mistinio vyksta. Eik tu savo, geras. Oi! Kiek valandų miegojau, kaip manot? Nedaug. 4 gal kokias tik tai. Važiuojam, užpilsim, paskui papusryčiausim. Vis tiek valandį kiek kitą trunka. Ir tada eisim dirbti savų darbų. Nes čia taigi žaidimai. Didelių vaikų žaidimai. Tai visiškai nereikalingas dalykas šį paimano traktoriaus padangas, visiškai. Jūs galit ir be šipų važinėti ant ledo. Vat jeigu klaustumėt, kaip atrodo. Pagavo. Įsivaizduokit traktorių su bačka, apie 20 tonų be šipų ant ledo. Kiek žirklės kainuotų? Ne šitos žirklės, tos kai traktorių su bačka padaro žirklės. Bandau rulonus su šito krautuviuku nuvežti, tai sunkiai sekasi. Važiuoja šašlikinė dirbt, kaip sakant, kad veltui nestovėtų. Atvažiavę pas mane į trasą gali savo pasikepti, pasidaryti pikniką. Štai 6 metrai kepimo vietos jums. Ir grotelės, aišku. Gerai laisvo laiko turiu prie pilimų ir mašinos taisymų, tai reikia strakalus išsileisti. Ten jau vieną išleidau, šitie dar tegul pabūna, tada išsileisim šitą ir šitą, nes jau irgi senai čia sėdi,
Ir tada gardelius pradėsim ardyti nuo ten ir persikelt tenai. Nu tai va, tai barikada už barikadas, už tas barikadas dar viena tvora. Tai žodžiu, dabar čia keliausim su avim į tą pusę. Čia užsitveriu taip, čia avis galės užeiti už šitos. Čia lengvas tvoras pasistatau, kad galėčiau atsidaryti ruloną įvežti. Ir čia atsitveriam čia. Ir čia, kad galima būtų užsidaryti, kai ten įvežinėsiu ruloną, kad šitas nesugalvotų ten bėgti. Nu ir nusiridenam šėryklą. Dabar ir šitie jau galės užeit. Paėst miltų. Aviokai. Čia jau vienas saskienas, to reiks paleisti į laisvę. Saskienas jau savo. Žiūrėkit, kokį didžią saskienas. Oho, saskienas. Eisi jau su visais sarganėti. Kažer atskirsit, kurie saskienai ar nelabai. Baziukas tai nepažint saskienų jau dabar viskas. Ir kaip jūs vertinate tokį maistą? Gal geriau nei pienukas? Labai gerai, labai. Nu va, viskas jau kompiuterį programuos, tik tai sugalvojau kažkaip nusiųst daviklio nuotrauką. Tai sako, tai čia ne toks daviklis, čia jeigu tu turbiną dėsi, čia tokį daviklį reikia dėti. Aš nedėsiu turbinos, tai reikia dabar greitai susišaudyti daviklį kitokį. Žodžiu, vyksta apgavystė kompiuterio, jeigu nesuprantat. Oro srautas tai tas daiktas, kuris matuoja, kiek oro paima, suvalgo oro ir pagal tai reguliuoja kuro mišinį. Kadangi sportui mašina, tai visą laiką bus vienodas mišinys. Taip mažiau bus vietų, kurios gali sugesti, kurios gali netiksliai dirbti. Kaip driftavau pavasarį, tai mašina nedirbo normaliai, kaip turėtų 3 litrų dizelis bentas dirbti. Nedirbo, nes kažkur kažkas, tai gal vakuumas kažkoks, gal dar kažkas. Žodžiu, šitas va map sensorius, reikia kitą ieškoti. Neatsimenu, kas man įkalė čia, va čia. Bet liko įkalčiai. Kieno čia ta lemputė tokia blizganti buvo, kuri mane čia stuktelėjo? Tai gerai, kad sugalvojau pažiūrėti, ar neužsideda ratas. Tai čia kas čia dabar yra? Pavasarį keičiau suportus. Ir šitie suportai nuo 3 litrų yra didesni ir konkrečiai didesni. Ir neužsideda ratas 15. Och, tu jie. Tai ką bus? Tai reiks suportus kitas dėti. Reiks nuo mažo šito litražo dėt suportą, atgal su stabdžių disku. Jo, tas, kuris išmeta. Gerai, suportai čia. Tokie mažesni ar mažesni šitie suportai. Jo. Kaladėlės labai geros. Stabdžių diskų irgi, kaip matot, turiu išmetimui padėtų. Naujų, nu ne nauji, bet ta prasme buvo nauji, panašu, kad tai priekigi irgi tada netiks. Eikit savo, tai ką daryt? O priekiniai kur? Tai turiu tokius ratlankius siaurus, sportinius irgi, bet su plikom padangom.
Ir jie yra 16, tie yra 15. Tai jie dėja irgi netinka priekin. Nei tie. Kur suportai anie nuo mažo litražio. Va, užsideda ratas. Tai tik tai downgrade'inam stabdžius į tokius. Iš tokių į tokius. Gerai, kad žiemą nelabai stabdžių reikia daug. Ir šiaip driftė nelabai daug reikia stabdžių, bet paskui pavasarį vėl reikės. Nors nežinau, ar su šitą mašiną aš kur nors driftuosiu dar. Nu gal. Vienas ratas padarytas. Tai vieno rato stabdžius apie 10 minučių pasikeisti. Tai kai čia du varžtai suparta, vienas stabdžių disko, viskas. Nu va, šiukšlelą paruošta. Ratai vietoj, stabdžiai vietoj. Lieka kompiuterio sulaukti žinių. Ar pavyks jį padaryti, įdėti ir bandyti. Tai jau šiandien tikrai to nebebus. Rytoj. Tai taksi ko gero tiksai savaitgalį bus. Nu ką padarysi. Ir kaip yra. Reikėjo anksčiau pradėt, bet anksčiau galvojau, kad žiemos gal nebus visai. Tai kam veltui jėgą švaistyti. Kaip gražu. Nuo ryto sninga. Tai vis norisi geriau, vis norisi tobuliau. Ir tas sniegas būtų padėjęs, bet jo labai mažai kažkaip. Jeigu būtų normaliai pasnygė, tada visą šitą sniegą apipili vandeniu. Jisai sušala. Ir būna tobula danga. Tada sukibimo būna nemažai. Nu, ta prasme nemažai, tai yra daug daugiau negu ant ledo pliko slidaus. Bet taip jau yra, kad su gamta, tai iš vis džiaugtis reikia, kad davė nors tiek padaryti. Tai čia iki tobulybės, kaip sakau, iki mėnulio. Taip pat, kai jau žmogus nuskris iki mėnulio, tai Petras padarys tobulą trasą tada. Kas čia mušasi su avim? Nieks nieko nesimuša. Finišas. Ten į servisą, tik tai reikia rodiklę dar padaryti, nes nesupras žmonės. O čia į startą, tai nuvažiuos ten garantuotai į servis. Nu, žodžiu, geriausia tai schemą būtų padaryti. Nu, reikės padaryti schemą trasos, bet nu, žmogus, žinot, toksai sutverimas, kur nu, parodyk pirštų jam vis tiek. Šiaip tai šiemet trasa gavosi geriausiai padaryti, todėl kad neskubėjau. Nu, daug kartų pamažai išpilinėjau vandens, jokių balų nėra, duobių jokių, tai aišku būtų minuso daugiau, būtų dar smagiau, bet gerai bus ir taip. Ir dabar paskutinę tą bačką, kai išpyliau, tai kadangi buvo biški sniego, tai toks ledas, toks biški šiurkštus. Nėra, kad labai šiurkštus, bet šiurkštokas, tai visai gut. Kartais klausia, kad labai išeina pavažiuoti, tai va, važiuoja su paprastom padangom žieminiam. Ir puikiai sekasi. Ir nereikia čia lėkti labai kaip kaip tas Subaru lekia. Jisai aišku su sportiniais dygliais lekia. Ką, gražumėlis. Liaudies prisirinkę, nors ir darbo dieną. Daug čia tų bedarbių. Vajaris vienas yra. 2 sieros. Nu va, kaip sportiniai dygliai ledą ėda. Baisiai ėda. Gerai, kad nemažai turiu jo. Čia taip nebuvo.
kompas palaidūnas. Žiūrim, ar burtai veikia. Gerai, nežinau kaip sujungt, laukiu atsakymo. Nebūtinai, gali būt, kad neprijungia kažkas vieno laido dar vis. O kodėl ignition nėra? O, va kur degimas dingęs. Vieną daviklį buvau pamiršęs prijungti. Labai svarbu. Vienu žodžiu pakibau iš čia su tuo. BMW nereaguoja į gazą. Kažkodėl tai, kai atjungi tą daviklį, reaguoja, bet neužsiveda. Vis tiek nedirba. Viską išbandžiau pakeisti, ką galėjau. Ir mano jėgos išseko. Reikia turbūt jungtis kompiuterį, gal kažką tai ne taip kažkur išprogramavo. Aš neturiu tokių galių. Nu va, paskutiniai dalyviai. Iki 6 leidžiu važinėt. Na tai truputį, dar pusvalanduką dasuko. Kas nedasuko, važiuoju rulonų susitvarkysiu, nes kaip žinia visą laiką ištaško rulonus. Ir važiuosim pilt vandeniaus. Išdraskė visų trasų. Jėtau, dirbo, pylė. Ir viskų išdraskė. Šiaip tai nieko neišdraskė, viskas good. Nedaug mašinų buvo su roketais, tai neprigadino labai stipriai. Aišku, aš tą ledą ir gaminu tam, kad jisai būtų sugadintas. Ir aviokuralis. Naktį nesikėliau, ryte nesikėliau. Ryte atsikėliau, ta prasme, ir einu dirbti, bet vandens nepyliau, nes gerai trasa ir tokia. Ir nesinorėjo nieko pagadinti gerai trasai. Ledo sočiai. Žodžiu, šiaip nuo 10 sakiau, kad pradėsim šiandien gazaciją, bet jau 8 valandos jau pilna sportininkų, benzingalvių. Gerai, einu apsiruošti savo darbus ir kipsim. Vakar visą dieną prasikrapščiau prie taksi
ir vis tiek užsiveda, bet pedalo gazo nepriima. Tai žodžiu, reikia tikėtis, kad čia negalės meistriukas atvažiuoti ir priprogramuoti man kažką tai padaryti, kad veiktų mašina. Nes kitaip aš nevažinėsiu ir taksi nebus paslaugų šiandien. Va, jau parkelis. Daug Mitsubišių šiandien. Sportinių, nu tokių pusėtinai sportinių. O čia kiek Mitsubišių sportinių. O, turim vieną sportinį. Tai žodžiu, taip gaunasi, kad eilinį kartą aš labiau dėl kitų negu dėl savęs. Tas taksi, vėlgi tas taksi, tai ne, man pačiam raižyti tuos ratus sukt, kažkaip tai, nu, gal jau atsukau savo ratus. Tai, vat, pavyzdžiui, su taksi važiuodamas aš noriu kažką vežti. Nenoriu, kad vien tik tai, va, aš atsisėsiu ir drošiu. Nebeįdomu kažkaip. Kai žinau, ko noriu, tada tas taksi toksai jau lieka biškį šuniukė. Aš noriu su kitokia mašina raižyti jau vasarą. Oh my god, kokia diena. Graži bus, tikiuosi. Mitsubišių vairuotojai susirinko
kur labai nusiteikia, kad studentai jie maišys, nu žodžiu. Tai dabar darom tokią teoriją, 2 ratus įveikia, visi turi pravažiuoti per tą gesinimo zoną ir taip turėtų trasa laisvesnė būti. Šita atkarpa nuo išvažiavimo iki starto bus laisvesnė ir tada turės kiti laukiantis dalyviai tarpą, per kurį galės įvažiuoti trasą. Tai pabandysim taip, jeigu netiks, jeigu žmonės neskaičiuos patys ratų, matysiu, kad tikrai važinėja neklauso, tai tada darysim, užtversiu tiesiog tenai ir darysim kas kiekvieną ratą su išvažiavimą, kaip per Matsūrį buvo. Ir, suprantu, kad kai kuriem yra didžiulis noras vieniem būt trasai, bet reikia suprast, kad taip nebus. Tada nebent galima išsinuomoti visą trasą ir važinėti savo privačiai. Taip yra. O žodžiu, aš vis dar viską darau gyvenime, kad tik tai galėčiau ralį važiuoti. Tai šita trasa irgi yra padaryta, taip gavosi, kad kai pradėjau ją daryti, nežinojau dar kam aš ją darau, o paskui jau atsirado aiškumas, kad jinai yra daroma leis žmonėm pasitreniruoti ir jie palieka paramą ir aš tada kaupiu biudžetą važiuoti ralyje. Ir pirmas šios dienos, šios trasos, šių metų rato įveikėjas Audi Turbo Quattro. Ir taip girdžiu komentarus, kad lemba kaip slidu, sako, taip, chebra, ledas, visiškas ledas, ta prasme. Atvažiavus į ledo trasą, tikėtis, kad nebus slidu. Kažkaip man atrodo, kad tam vairuotojai pačiam yra baisu, ką jisai daro čia. Gražu pažiūrėti, jiems smagu. O aš suprantu, kad vienas šitas jų pravažiavimas 0,5 centimetro ledo sugadina. Įsivaizduojat, o 0,5 centimetro ledo užpilt reikia vienos nakties. O toks važiavimas ledo negadina. Tai kaip atrasti viduriuką, nežinau. Kadangi taksi nėra paslaugų, tai pasavis reikia pasiliuopti ir grįžti į trasą. Avis pašėręs ir žiūri, kad čionai visas festivalis vyksta benzingalvių. Ir tai padarė vienas entuziastingas žmogus visą šitą. 4 valandos ir ledo nebėra. Ir čia neištisai su roketais važiuoja sportiniam padangom, čia tik tai protarpiais jie pavažiuoja, žodžiu. Gaila to darbo. Bet kiek laimės, kiek adrenalino. Gražu, džiaugiu. Man tai kaip faina, kai čia tiek žmonių atvažiuoja ir tiek džiaugiasi visi. Ne visi džiaugiasi, bet tie, kas rulonus daužo, tie nesidžiaugia, bet visi supranta, kad čia mašinų sportas, automobilių. Čia nebūtinai nuo tavęs priklauso viskas. Tai žiauriai smagu. Žiauriai džiaugiuosi. Viskas, į aikštelę nebetelpa žmonės. Prašyta buvo nevažiuot su mašinom, kas nedalyvauja į kiemą, bet na ką, eik dabar prie kiekvieno, sakyt, kad reikia persikabinti šitą daiktą, vietoj šito daiktą užsikabinti sniego valytuvą
nes reikės prieš vakarę pilant vandenį sutvarkyti trasą. Nes jau šiandien tai bus drožta trasa. Šitas netraukia kažkaip tai. Viskas po 6:15. Važiuojam. Visus rulonus išdaužė, visiškai visus. Mašinų šiandien pridaužė, tai irgi hebra normaliai. O ką tai reiškia? Kad pradėjo lėkt. Žodžiu, sniego nėra ką atgal ant trasos užstumt, nes viską tiek nuslydino, nučiuožino į šoną, kad tiesiog pilam vandenį ir labai šąla, kažkaip tai staigiai pradėjo šalt. Tai gerai, galėsim užpilt naktį.